mums šiandieną sekėsi, ne viskas mums plėjavosi, tačiau buvo ir gerų momentų. Reikės viską gerai išnagrinėti ir padaryti tam tikras išvadas. Kas gera taisyti, šiek tiek pasimokinti naujo. Manęs asmeniškai rungtynės nenuvylė, nors aš mačiau, kad buvo tokių daug dalykų. Visų pirmiausia, tai turbūt per daug padarėme techninių klaidų. 21 tai yra nacionalinės rinktinės lygyje, tai yra tikrai daug. Tačiau kita vertus galime pasidžiaugti, kad laimėjome kovą, gana ryškiai laimėjome kovą dėl atšokusių kamuolių. Momentais mes tikrai gražiai gynėmės, momentais gražiai puolėm, tačiau buvo ir prastų dalykų. Tam ir yra skirias treniruočių procesas, kurio metu mes pasistengsime tas klaidas pataisyti ir savo žaidimą gerinti. Treneri, tos baudos per pratęsimo pabaigą, tikėtas, kad Valteris būtent prames baudas? Ne. Tačiau mes nenorėjome rizikuoti, kadangi rezultatas buvo toksai slidus. Aš jau priminsiu turbūt Lietuvos Ryto ir Žalgirio rungtynes. Jomadas nuo vidurio pataikė 3 taškai taip. Ir reiškia, sugrąžino komandas į pratęsimą, kur buvo galima turbūt vis tik subauduoti ir būtų pasibaigusios rungtynės visiškai kitų rezultatų. Žodžiu, mes šiandieną vengiam tokių stiktinių metimų ir todėl geriau mes rinkomės pratęsimą, nerizikuoti per pratęsimą, per 5 minutės geriau reiškia išsiaiškinti, negu leisti varžovui vienu stiktiniu metimu iškovoti pergalę. Treneri, apie Lino Kleizos pasirodymą. Jis šiuo metu geriausiai pasirengęs, jam šiandien gera diena buvo ir galbūt čia ateityje toks vaidmuo ir kad gali imtis ant savęs žaidimą. Mūsų komandoje yra daug vienodo meistriškumo žaidėjų ir šios rungtynės tai ir parodė, mes dažnai keitėme žaidėjus, kai kam galbūt šiek tiek daugiau teko minučių žaisti, nes vis tik 13 žaidėjų šiandien atstovavo mūsų rinktinę, tačiau nei vienas žaidėjas negadino vaizdo ir kiekvienas žaidėjas yra pajėgus. Tai jeigu kalbėsime apie Liną Kleizą, turiu pasakyti, kad jis šiandien atvažiavo tikrai pasirengęs, tikrai labai motyvuotas, sakyčiau net suvyriškėjęs kaip asmenybė, subrendęs, labiau bręstelės kaip asmenybė, labai motyvuotas. Ir aplamai aš džiaugiuosi, kad jis pasirašė kontraktą su Olympiakosu, kadangi jis žais Europoje, stipriame klube ir jam nereikės laiko, atvažiavus rinktinę, jam nereikės laiko adaptuotis ir priprasti prie lietuviško, prie europietiško krepšinio. Ir noriu dar pažymėti, kad tikrai labai gerai žaidžia gynyboje. Jeigu anksčiau mes neturėdavome kėdų, tai tikrai tai yra patobulėjęs, turi noro žaisti gynyboje. Čia Linai apie tave. Tačiau noriu, kad neužviestum nosies ir nepagalvotum, kad visas reikalas padarytas. Ką, įspūdžiai neblogi. Pirmos varžybos buvo daug klaidų, daug broko, bet aišku, daug negalima tikėtis dabar, bet žaidėme vis tiek, kaip pirmom varžybom, tai neblogai. Galėjom, aišku, kai kurių žaidėjų neįvėlėm į žaidimą, buvo daug klaidų, bet ką, nereikia mums dabar pasiekti tą formą geriausią. Ir nereikia tikėtis, kad pirmose varžybose jinai bus. Linai, čia pakankamai čia ta kovotojų keis. Kad Latvija visada kitai žaidžia ir mes kitai žaidžiam ir kaip prieš 2 metus prieš jo žaidėm Latviją ir paprasčiausiai jų neįvertinom ir turėjom tikrai gerą rinktinę, kai jie mus nugalėjo ten paskutinių metimų to. Ir Latvija tokia labai apgaulinga komanda, atrodo jie tik čia porą žaidėjų turi, bet jie gerai žaidžia, turi gerą trenerį dabar ir tikrai yra pavojingi.